Laikas knygai. Sveiki, aš Jurgita Ramanauskienė ir Laikas knygai. Antroji knyga šiandien toli nuo mistikos, nors paslapties joje taip pat esama. Ši knyga apie investavimo paslaptis, kurias atskleidžia Rokas Lukošius. Investuotojo išpažintis arba ką nutyli banko konsultantas. Tai knyga, kuri knygynų tinkle Vaga jau 8 savaitės yra tarp populiariausių ir antrą savaitę perkamiausių negrožinės literatūros top 10 laikosi 6 vietoje. Jeigu investuojate, ketinate investuoti ar bent kiek domitės investavimu, tuomet jums būtina perskaityti šią knygą. Net jeigu investicijos jūsų iki šiol pernelyg ir nedomino, galbūt perskaitę šią knygą, jomis susidomėsite. Investuotojo išpažintis neišmokys jūsų, kaip sutaupyti po trečdalį kiekvieno atlyginimo valgant liesiau arba sveikiau, tačiau turėtų atsakyti į tokius klausimus, kaip kodėl išvis investuoti verta, ko tikėtis iš investavimo, nuo ko pradėti investuojant ir daugelį kitų. Ir svarbiausia, perskaitę šią knygą susipažinsite su visais svarbiausiais dalykais, kuriuos būtina žinoti investuojant. Knygoje pateikiamos koncentruotos žinios lengvai skaitoma kalba. Perskaitę šią knygą turėtumėte jausti tvirtą pagrindą po kojomis slidžiame investicijų pasaulyje. Tai pirmasis lietuvių autoriaus romanas apie investavimą ir jo praktiką Lietuvoje. Jis atskleis visas paslaptis būtinas sėkmingam ir svarbiausia saugiam investavimui, net ir tas, kurias investicijų konsultantai dažnai linkę nutylėti. Ši knyga apie investavimą nėra autoriaus autobiografija. Čia atspindimi įvykiai bei veikėjai yra sukurti, tačiau realistiškai bei patraukliai pateikti skaitytojui. Įkvepianti istorija prasideda, kai du draugai pagaliau supranta, jog nori savo gyvenime priimti didesnius iššūkius, nei tik dirbti samdomą darbą, kuriame jie negali išnaudoti visų savo galimybių. O jūs tam pasiryžę? Investicija į šią knygą išties nedidelė, o kokia bus grąža, priklauso tik nuo jūsų. Tad sėkmingo skaitymo. Laikas knygai. Laidą pristato knygynų tinklas Vaga.